Pragaro katilo kurstytojas. Turėjo tėvas du sūnus. Vienas jų vis sirgdavo ir sirgdavo. Lyg 20 metų nebuvo iš jo darbininko. Tad tai labai nepatiko sveikajam broliui. Ir jis dažnai sakydavo tėvui, jis tik tinginio liga serga. Tačiau tėvas juo netikėjo, jam buvo gaila ligonio. Neleisdavo jo į darbus, bet laikydavo prie namų. Vieną kartą rugiapjūtėj pareina iš lauko namo, ogi atranda ligonį pašalėj besėdintį ir pypkę berūkantį. Brolis labai supyko ir sako tėvui, matai, mes darbus dirbame ir tai nerūkome, o jis dykas būdamas prasimanė. Cit sūnau, atsakė tėvas, po pusryčių vesime ir jį rugių kirsti. Taip ir padarė. Papusryčiavusi išėjo visa šeimyna, išsivedė ir ligonį laukan. Išvarė visi vieną barą, imasi kito, o ligonis ir dejuoja, kad jam negera pasidarė, nebegalįs kirsti. Gulk ir pailsėk, paliepė tėvas. Ligonis atsigulė ir guli. Šeimyna išvarė vieną barą ir kitą, o ligonis vis tebeguli. Vyresnysis brolis pradėjo jį barti, kodėl jis taip gulys. Kad taip atsikelčiau, tai ir vienas visus rugius nukirsčiau, atsakė jis broliui. Matai, nemiegodamas sapnuoja. Taip tas tinginys ir išgulėjo iki pietų, nebesikėlė rugių kirsti. Visi eina namo pietauti, vadina ir jį, bet jis sako, negaliu eiti, pavargau bedirbdamas, atneškit man pietus laukan. Visi dar daugiau iš jo juokėsi. Kai šeimyna parėjo namo, jis atsikėlė, atsistojo pavėjui ir užkūrė rugių lauką. Pamatė liepsnojant rugius, bėga visa šeimyna, pietus pametusi, jų gesinti ir kalba. Kasgi daugiau, jei ne šis nedorėlis tinginys juos uždegė. Tinginys pamatęs, kad visa šeimyna kas sugriebė, atbėga iš namų ir supratęs, kad jau jam bus blogai, nubėgo miškan ir pasislėpė. Miške bebūdamas tinginys galvoja, kas man dabar daryti ir kur man eiti. Eisiu namo, muš mane, darbą dirbti pritingiu. Tarp žmonių nėra man vietos, geriau eisiu pragaran. Ir nuėjo per miškus ir laukus, ėjo perdien, užėjo tamsi naktis. Eidamas patamsiai sutinka rudą žmogų ir klausia jo, kas tu esi, o kas tu esi, aš esu tinginys, o aš esu velnias, atsako rudis, o tai man bus labai gerai, vesk mane pragaran. Jei jie ir eina abu, tinginys sako rudžiui, velnias rodos nieko nevalgo. Ir aš nieko nevalgau, atsakė rudis. Na žiūrėk, kai nutversiu valgant, tai užmušiu. Gerai, atsakė rudis. Taip nuėjo jie per miškus, ėjo, priėjo kaimą. Eina per kaimą ir girdi. Viename kieme vaikščioja žmonės, dainuoja ir šoka, rudis sako. Tikrai čia yra kokia nors pramonės. Čia galima būtų gaudyti valgymų, eikime į klėtį. Priėjo patamsiai prie klėtį, rudis priėjo prie užrakto tokią žolę ir durys atsirakino. Įėję klėtin rado duonos, mėsos ir šiaip visokių valgymų. Prisikrovė abu po maišą ir išėjo, niekas jų nematė. Eina, išaušo diena, jau ir pusryčiai. Tinginys įsinorėjo valgyti ir sako rudžiui, pasilsėkim, aš jau noriu valgyti. Atsisėdo pakelėj ant griovių, tinginys pavalgė ir vėl eina toliau. Ėjo perdien, jau prievakaris, tinginys jau ir vėl nori valgyti. Jis sako rudžiui, pasilsėkim, aš vėl noriu valgyti. Tinginys valgo, o rudis net seilę ryja. Nebegali iškęsti, kaip nori valgyti. Nusigręžęs paslapčiom ir jis pradėjo valgyti. Tinginys pamatė, bene ir tu valgai, velne. Tu sakei, kad nevalgas. Pagriebė akmenį ir užmušė rudį. Atliko tinginys vėl vienas.
pasiėmęs maišą su duona ir eina toliau. Sutemo, užėjo tamsi naktis, susitinka jis vėl žmogų, taip juodas kaip nuodėgulis. Tinginys jo klausia, kas tu esi? Esu velnias iš pragaro. O tai gerai, man kaip tik tokio ir reikia. Aš esu tinginys, vesk mane pragaran. Ar tiesa? Aš girdėjau, kad velniai nevalgo. Tiesa, ir aš nevalgau. Na, žiūrėk, kad nevalgytum, nes kai nutversiu valgant, tai užmušiu. Jau vieną tokį rudį užplumpijau. Gerai, galėsi užmušt. Būta tikra tokio, kaip jis sakė, tikro velnio, ir nuvedė jį pragaran. Bet ir ten jo be darbo nelaikė, davė jam tarnybą, be perstogės kurstyti 3 katilus. Reikėjo vis kurstyti ir kurstyti, nė nosies negalima buvo nusišluostyti. Po 3 metų, sako velniai, mes išleisim tave į laisvę, kur norėsi, ten eisi, bet dabar taip niekaip nebepaleisim. Ką darysi, tinginys? Mato, kad nepasisekė, reikės tarnauti 3 metai. Ir pradėjo labai stropiai ir teisingai kurstyti tuos katilus. Per 3 metus nuprato ir tinginiauti. Praėjus sutartam laikui leidžia velniai jį namo ir klausia, kokio norėsi tu užmokesčio, ar pinigų kiek paneši, ar šautuvo ir kardo? Galvojo tinginys, pagaliau sako, gerai būtų pinigai, bet be ginklo sutikę galės mane užmušti ir pinigus atimti, tad geriau duokite tik skverną pinigų ir šautuvą su kardu. Velniai sutiko, pripylė jam skverną pinigų, padavė ginklus, o priedo pragaro ponas duoda jam dūdelę, sakydamas, kai tau bus blogai, jei ko nebegalėsi įveikti, tai paduok šitą dūdelę ir aš atbėgsiu tau padėti. Tinginys viską pasiėmė ir išėjo namo. Eina, neranda namų. Ėjo miškan, pasiklydo, nebegali išeiti, stojo naktis, nebemato ir kelio, visai nusiminęs galvoja. Kasgi dabar daryti? Tik pamatė vidury miško žiburėlį šviečia ir nuėjo į tą žiburėlį. Randa pirkelę, įėjęs vidun mato, batsiuvys siuva batus. Pradėjo prašyti naktigulio ir priėmė jį ten. Pagulėjęs prašo batsiuviui parodyti jam kelią. O kurgi tu nori eiti? Aš pats nežinau kur. Batsiuvys jį išklausinėjo, tinginys apsakė, kur buvo ir ką nešasi, kogi turiu tau vaikščioti, gali ir pas mane gyventi, jei pinigų turi. Štai netoli už miško yra dvaras, galima bus duonos nusipirkti, taip ir gyvensime abudu. Taip jie ir susitarė. Batsiuvys siūdavo batus ir jam nupirkdavo duonos. Taip juodu ir gyveno. Kai pagaliau tinginys pritrūko pinigų, batsiuvys nuvedė jį dvaran. Ir to dvaro ponas pasamdė jį už šėriką arba skerdžių gyvuliams ganyti. Pas ponas arba karalaitis turėjo 3 dukteris. Jauniausioji jam labai patiko. Panos išleisdamos jį su galvijais laukan užgynė leisti gyvulius vienon pievon, kuri buvo taip tarp aukštų kalnų. Kitą rytą Kerdžius anksti atsikėlė, pasiėmė visus tuos daiktus, kuriuos turėjo atsinešęs iš pragaro ir nugynė ton pievon, kur jam panos liepė neganyti. Žiūri, kad labai yra žolės ir galvoju, kaip čia dabar neganyti. Tuo įbedėjo vidury tos pievos šautuvą, suvarė visus galvijus, galvijai ėda aplink tą šautuvą, o toliau neina. Jis nuėjo į kalną ir vaikščiojo dairinėdamasis. Susitinka ponaitį 4 galvom. Ponaitis sako, kas tau leido po šitas pievas ganyti? Aš pats sau leidau, atsakė Kerdžius. Ponaitis tuoj jį sugriebė glėbin ir jie pradėjo imtis.
Kerdžius permetė jį žemėn, nukapojo visas galvas, liežuvius išpjaustė ir sudėjo krepšin. Eina sau toliau. Pamatė gražų dvarą, visą sidabru aptaisytą, prie bunkų stovi kumelė, sidabriniu balnu pabalnota ir visas apitaisalas sidabrinės. Kumelė prakalbino jį. Kaip tu, žmogau, nebijai čia vaikštinėti? Kai ateis mano ponas, tau bus blogai. Nebijau aš tavo poną, nudėjau vietoje, nukapojau galvas ir numečiau pakelėn. Jei tu tai padarei mano ponui, tai eik į šiuos rūmus, rasi visokių valgymų ir gėrimų, pavalgyk ir išgerk, o man duok šieno kuokštą ir vandens kibirą, pastiprink mane, kad kada tau prisireiks mano pagalbos. Taip jis ir padarė. Pašėręs kumelę įėjo į rūmus, rado pavalgyti ir išgerti. Atėjus vakarui atsiminė, kad jo galvijai vieni palikti. Greit pradėjo ruoštis. Išeidamas iš rūmų žiūri, ant sienos kabo sidabrinė karališka karūnėlė. Jis tuoj ją nukabino nuo sienos ir sako sau, čia bus gera dovana. Nuėjęs į pievą, pasiėmė šautuvą, užsidėjo ant peties ir eina pirma, o banda paskui jį seka. Parginė namo, varinėja galvijus į tvartus, išeina vyresnioji to karalaičio duktė pasižiūrėti, ar priėdė galvijai, ar gerai priganė naujas skerdžius. Žiūri, galvijai labai priėdė, pagyrė už gerą ganymą, o kerdžius padovanojo jai sidabrinę karūnėlę. Įėjusi į kambarius, panaitė gyrė naują kerdžių, kad gerai ganė galvijus, dar ir dovanų parnešė, ir ponas buvo patenkintas. Rytojaus dieną kerdžius vėl pasiėmė savo ginklus, išginė tą pievą ir įbedė pievui šautuvą. Galvijai aplink ėda ir niekur neina. O jis ir vėl vaikštinėja po kalnus ir vėl sutinka ponaitį 8 galvom. Tas šoko prie jo. Ką tu ganai po mūsų pievas, kas tau leido? Aš pats leidau. Eik šimtinių. Toj ponas kerdžių glėbin ir ėmė galinėtis. Vos ne vos priveikė kerdžius 8-galvį, nukapojo visas galvas, o liežuvius išpjaustęs sudėjo į krepšin. Ir eina jis per kalnus, dairydamasis, pamatė gražų dvarą, visą auksu blizga, o prie gunkų stovi pabalnotas arklys, aukso balnas ir visas apitaisytas auksinis. Jis priėjo prie to arklio pasižiūrėti, arklys ir prakalbo. Kaip tu čia nebijai vaikščioti, kai ateis mano 8-galvis ponas, bus tau blogai. Aš tau poną jau seniai nudėjau vietoje ir liežuvius išpjausčiau. Ar tikrai? Tikriausiai, atsakė kerdžius. Tai eik tu šitan dvaran, rasi valgyti ir gerti, o man duok šieno ir vandens, pašerk mane. Jei tau kada reiks, aš tave paklausysiu. Kerdžius taip ir padarė, pašėrė arklį ir įėjo į rūmus. Rado ten visko valgyti ir gerti, ko tik širdis geidžia, privalgė ir prigėrė, atsiminė, kad jo galvijai vieni, jau vakaras, bėga tekinas iš rūmų prie bandos, žiūri, ant sienos kabo auksinė karūnėlė, jis greit sučiupė šitą karūnėlę, įsikišo užantin ir nubėgo prie bandos, užsidėjęs ant pečių šautuvą, skubinasi namo. O galvijai bėga paskui jį tekinį, parginė namo galvijus, varinėja į tvartus, tai išeina antroji karaliaus duktė pasižiūrėti, ar gerai priganyti galvijai. Žiūri, galvijai priganyti, giria kerdžių, kad moka ganyti, o šis padavė jai auksinę karūnėlę. Įbėgus į kambarius jis sako, čia tai bent kerdžius, ne tik galvijus gerai prigano, dar ir dovanų parneša. 3 dieną vėl jis nuginė šėtonų pievon, įbedė vidury pievos šautuvą, galvijai aplink ėda, o jis užlipo ant kalno ir vaikščioja.
susitinka ponaitė su 12 galvų. Kas tau leido ganyti po mūsų pievas? Aš pats sau leidau. Tai kas tu per ponas? O tu kas per ponas? Eikš šimtinių. Ir susikabino abu glėbiuos. Imasi, niekaip nepersiveikia. Pagaliau ponaitis permetė kerdžių, mato, kad su šituo 12 galviu bus blogai. Atsiminė, kad turės tokią dūdelę. Šiaip taip prisitaikęs papūtė tą dūdelę. Tuoj atbėgo iš pragaro tas ponas, kuriam jis 3 metus tarnavo. Nurito nuo jo 12 galvį, tada kerdžius nukapojo visas jo galvas, išpjaustė liežuvius ir susidėjo krepšin. Ir vėl vaikščiojo sau po kalnus. Pamatė gražų dvarą, visą aptaisytą deimantais, prie gonkų stovi kumelys, pabalnotas deimantiniu balnu ir visas deimantais aptaisytas. Priėjo prie kumelio, kumelis jam sako: kur tu, žmogau, vaikštai? Kai ateis mano ponas, bus tau blogai. Nebijau, sako, aš tavo pono. Nudėjau aš į vietoje, nukapojau visas galvas ir nuritau pakelėn. Na, jei tai padarai, tai eikim į rūmus, rasi valgyti ir gerti, o man duok pūdą šieno ir vandens porą kibirų. Paklausyk manęs, aš tau paklausysiu tavęs, kai tau prireiks. Kerdžius pašėrė kumelį, įėjo į rūmus, rado valgyti ir gerti. Pavalgęs ir išgėręs vaikštinėja po kambarius. Netrukus atėjo vakaras, reikia jau eiti prie bandos. Žiūri, ant sienos kabo deimantų karūnėlė. Jis sugriebęs to įsidėjo užantin ir skubinasi prie galvijų. Vėl pasiėmė šautuvą, užsidėjo ant pečių, eina pirma galvijų, o tie paskui jį seka. Parginė namo suvarinėjo dienodaržin, išeina pati jauniausia karalaitė, kuri jam buvo už visas gražiausia. Jis padovanojo jai deimantinę karūnėlę ir sako: tau atliko pati gražiausia. Rytojaus dieną atsikėlęs Kerdžius ruošėsi ginti galvijų. Žiūri, kad dvare gedulas. Visas dvaras nuklotas raudomis galumbimis. Pradėjo klausinėti dvariškius. Jam pasakė, kad šiandien veš vyresnėje karalaitę pamarėn slibinui praryti. Jis labai nustebo ir klausinėjo, kodėl taip yra. Dvariškiai jam atsakė, kad tai buvo tėvo pažadėta. Kerdžius greit išginė galvijus, įbedė žemėn šautuvę, galvijai ėda, aplink šautuvą niekur neina. Jis greit užbėgo ant kalno, atrado sidabrinį dvarą ir pabalnotą kumelę. Priėjęs sako jai: šiandien reiks mums jot kariauti. Gerai, atsakė kumelė, tik pirma surask spintoj butelį gėrimų ir jį išgerk, o man paduok vandens kibirą. Jis surado tą butelį ir išgėręs pasijuto daug stipresnis ir gražesnis. Apsirengė sidabriniais rūbais ir užsėdęs kumelę nujojo pamarėn. Ten rado daug paspoksoti susirinkusių žmonių. Žiūri, keturgalvis slibinas išplaukė iš marių. Atvežė karalaitę ir jau duos slibinui praryti. Jis nieko nesakęs suragino savo kumelę, kaip šoko ant to slibino. Tai kumelė pasagomis numušė 2 galvas ir jis išsitraukęs kardas, kitas 2 nukapojo. Išpjovęs liežuvius susidėjo krepšin ir nujojo, kur jam reikia. Norėjo jam padėkoti už tokią malonę, bet jis niekam nieko nesakęs prasmuko. Kaip nežinojo, iš kur atjojo, taip nežinojo ir kur nujojo. Visi klausinėjo, iš kur toks gražus karalaitis atsirado, bet niekas nieko nežinojo. Jis vėl nujojo į tą dvarą, pastatė kumelę, nusivilko sidabrinius rūbus ir nuėjo prie bandos. Vakare, kaip paprastai, parginė namo.
Antrą dieną žiūri, kad dvaras apdengtas žaliom gelumbėm, klausia dvariškius, kodėl gedulios jam atsako, šiandien slibinui veš antrąją karalaitę. Jis nieko daugiau nebeklausinėdamas išginė galvijus, nuginė pievą, įbedė šautuvą ir palikęs galvijus nuėjo ant kalno ieškoti dvaro. Surado auksinį dvarą ir pamatė prie gongų stovintį arklį. Priėjęs sako, šiandien reiks mums joti kariauti. Arklys jam atsakė, eik į rūmus, išgerk butelį gėralo, o man duok kibirą vandens ir josime. Kerdžius taip ir padarė. Radęs auksinius rūbus, apsirengė jais ir nujojo pamarėn. Randa karalaitę jau atvežtą ir aštuongalvis slibinas jau lipa iš marių. Jis nieko nelaukdamas tuoj puolė slibiną. Arklys pasagomis numušė 4 slibino galvas, o kitas 4 jis kardu nukapojo. Nusėdęs nuo arklio išpjaustė liežuvius, susipylė krepšin kaip lepšius ir nujojo. Norėjo jam padėkoti, bet jis nieko nelaukdamas nujojo į auksinį dvarą, paliko ten arklį, susirengė tuos rūbus ir vakare parginė namo, kaip nieko nežinodamas. 3 dienos rytą atsikėlęs žiūri, kad dvaras nuklotas mėlynom gelumbėm, suprato, kad veš slibinui jau 3, pačią gražiausiąją ir jo mylimą karalaitę. Nieko nebeklausinėjęs išginė galvijus, įbedė vidury pievos šautuvą ir nubėgo ieškoti dvaro. Ieško, niekur neberanda. Dabar mano sau, tai jau praris slibinas karalaitę. Po ilgo bėgiojimo pamatė pagaliau Deimanto dvarą ir pabalnotą kumelį. Tai bėgė, sako kumelį, greitai jokim kariauti. Gerai josime, atsakė kumelys. Tik pirma reikia pasistiprinti. Eik į rūmus, rasi gėrimo butelį, o man duok štai kibirą vandens. Jis visą tai padarė, apsirengė deimantiniais rūbais, greit sėdo ant kumelio ir nujojo pamarėn. Randa išlindus iš marių 12 galvį slibiną, jau begriebiantį karalaitę. Jis greit šoko su kumeliu ant slibino, kumelis pasagomis numušė 4 galvas, jis kardu nukapojo kitas 4, bet nelaimė, kardas lūžo perpus ir nebeturi kuo kapoti, slibinas ir perkando jam koją. Jau blogai, atsiminė jis dūdelę, kai tik sudūdavo, atbėgo iš pragaro senasis jo ponas ir nukirto likusias slibino galvas. Kerdžius nusėdo nuo kumelio, išpjaustė liežuvius ir susidėjo krepšin. Tik skundžiasi, kad jam slibinas perkando koją. Karalaitė nusirišo nuo galvos šilkinę skarą, perplėšė perpus ir aprišo jam koją. Jis užsėdęs kumelį nujojo. Niekas jo nepažino, tik nustebę žmonės šnekėjo, kad kažkoks nuostabus narsuolis kasdien kaunasi su slibinais. Karalius ir karalaitė parvažiavo laimingi namo, o Kerdžius parginė irgi linksmas, kad savo gražią karalaitę išgelbėjo nuo mirties. Karalius pradėjo tartis su savo dvariškiais, kas galėjo tai padaryti. Neprašytas išgelbėti jo dukteris nuo mirties, reikia jį surasti ir apdovanoti. Ir nutarė, jog reikia paleisti žinią į visas karalystes. Kas išgelbėjo mano dukteris, tam atiduosiu pusę karalystės ir jeigu jis nevedęs, galės vesti tą dukterį, kurios panorės. Privažiavo iš visų karalysčių puikiausių karalaičių ir kunigaikščių, susirinko pakviesti didžiūnai ir ponai, pradėjo puotauti ir linksmintis. Prastų žmonių tai nekvietė, nes matė, kad neprasti kovojo su slibinais. Prievakary pargena ir Kerdžius namo, mato, kad daug privažiavę svečių, klausia dvariškius, kokia čia dabar puota. Dvariškiai viską jam papasakojo. Rūpi ir jam, kas iš to išeis, kas čia toks prisipažins prie jo darbų.
Pamatė jaunąją karalaitę vaikštinėjant po dvarą. Prisigretinęs meldė gauti tėvo leidimą ir jam dėtis į tą draugystę. Tėvas nenorėjo sutikti tokį prastą žmogų, Skerdžių priimti karalių draugystę, bet duktė išprašė, kad nors priesienį už durų leistų jam pasiklausyti. Įėjo jis vyžotas priesienin, vyžos buvo šlapios, nusiavė ir sėdi, klausosi, ką svečiai šneka. Žinoma, prisivalgė ir išgėrė visi sotūs ir patenkinti pradėjo visokias naujienas šnekėti. Karalius ir priminė savo pažadą: kas išgelbėjot mano dukters nuo mirties, tam duosiu pusę karalystės, ir katra mano duktė patiks, tą galės ją imti ir per žmoną. Visi svečiai pradėjo tarpusavy juokauti. Vienas sako: aš, kitas sako: netiesa, aš. Pagaliau atsirado vienas, kuris drąsiai atsistojęs prieš visus pradėjo girtis: aš išgelbėjau karalaitę nuo mirties, tai ne juokai atlikti tokius darbus. Visi nutilo, tėvas prižadėjo už jo išleisti jauniausiąją dukterį ir vėl prasidėjo puota. Skerdžius ir klausėsi už durų, pagaliau nebeiškentė ir ėjo į vidų. Pamatęs basą Skerdžių, karalius paliepė tarnams jį išvaryti lauk. Tik žiūri karalaitė, kad ant Skerdžiaus kojos šilkinis skaros gabalas apvyniotas, blauzda aprišta. Priėjus sako Skerdžiui: kas čia, ar ne mano skaros pusė, kur aš aprišau? Jei aprašai, matyt tavo, o dabar manau jau reikia išeiti, jeigu prievarta varo. Bet tas pagyrūnas netiesą kalba, aš galėčiau daugiau pasigirti negu jis. Karalaitė tuoj pasakė tėvui, ką matė ir ką Skerdžius kalba. Karalius paliepė jam eiti į vidų ir Skerdžius pradėjo ginčytis su pagyrūnu. Ne tu išgelbėjai karalaitės, bet aš. Todėl man pridera ir atlyginimas. Visi nustebo ir netiki, kad toks paprastas žmogus galėtų tokius darbus atlikti. Tada Skerdžius sako: jei jis įrodys savo teisybę, tai tegu man nukerta galvą, o jei aš įrodysiu, tada jis neteks galvos. Visi su tuo sutiko. Tas ponaitis išėjo prie savo karietos, įneša tarnai didžiausią maišą pilną slibino galvų, prikrauta, o jis sako: štai galvos, kurias nukapojau, besikaudamas su slibinais. O Skerdžius įnešė pilną krepšį liežuvių ir sako: štai tie liežuviai, kuriuos išpjausčiau nukapojęs slibinams galvas. Pažiūrėkite į tas galvas, jos visos be liežuvių. Apžiūri tas galvas, teisybė, nėra nei vieno liežuvio, o juk kiekvienas menkas sutvėrimas turi liežuvį. Tada visi pripažino, kad Skerdžiaus teisybė. Tėvui nelabai patinka, kad tokiam prastam žmogui teks atiduoti pusę karalystės ir duktė. Jis vis dar netiki Skerdžiaus įrodymais. Tada Skerdžius tarė: pone karaliau, jeigu netiki, tai aš turiu dar vieną įrodymą. Gal atmeni, kad paskutinę dieną slibinas kariauninkui perkando koją, o tavo duktė perplėšė skarą ir aprišo žaizdą. Štai ta pusė skaros. Nurišo jis nuo kojos skarą, prilygino su kita puse. Atitinka, ta pati skara. Tada visi pripažino Skerdžiui teisybę, o tą karalaitį sukapojo į gabalėlius. Tada Skerdžius išsirinko jauniausiąją karalaitę, kuri jam buvo gražiausia, ir vedė. Karalius atidavė jam pusę karalystės ir karaliauja jis sau linksmai ir gražiai.